Sveiki visi. Nu kągi, paskutinė 9 dalis, kaip žadėta, lėktuvo restauracijos pabaiga. Dar liko keletas smulkmenų, bet išvariau lauko dėl to, kad noriu sutvarkyti viduje angarą. Ir tuo pačiu, sakau, padarysiu video, nes to reikės kišti atgal į angarą, nes rodo lietų už pusvalandžio. Kągi, viskas padaryta, apart diržus dar sudėti atgal saugos į savo vietas. Ir viskas pabaigta. Trumpai apie restauracijos darbus, kas nematėt video gal. Tai viskas prasidėjo nuo padangų pakeitimo. Žadėjau pakeisti padangas, pakeisti kuro sistemos, žodžiu, visas šlangės, filtriuką, griūšę vadinamą. Bet pradėjus, kaip sakant, ardyti, uždėjau naujas padangas, išsiėmiau senas šlangės ir nusprendžiau viską perdaryti viduj. Kaip matot, perdažyta noselė, užklijuoti nauji lipdukai. Jau nebe oro vilkas, kaip buvo. Na, ten ant durelių dar likę yra nublukę, tai mes juos nuvalysim su benzinu. Panaikinsime. Kas iš lauko trumpai, tai kaip sakiau, ratai, noselė. Ratai perdažyti, padangos pakeistos, noselė perdažytas, klijuoti lipdukai, viskas užlakuota. Toliau perdažytas duslintuvas, starteris su dangteliu, padarytas naujas kokas mano. Buvo mažas, kas matėt pirmose video. Radiatorius kol kas palikom taip, neleidom dar žemyn, irgi perdažyti. Pakeista visa trasa kuro sistemos nauja. Išmestos tos vadinamos grotelės, nes jos tikrai nereikalingos ir be to jos labai sunkios ir jau, galima sakyti, buvo supuvusios. Tuoj mes įeisime į vidų. Tas durelės neperdarėm, kas irgi atsimenat, kaip sakiau, nes perdarėm šitas durelės, dabar užrakinta iš vidaus. Kaip matot, padarėm, darinėjasi čia kietai, ten stovi amortizatorius, atkelia durelės, nebereikia tų pakišimų, žodžiu, ir durelės jau kietos gavosi. Bet, kaip sakant, pabandėm ir šiais metais paliksim taip, anų net neperdarinėsiu, nes kitam sezonui noriu absoliučiai naujas, kaip minėjau, dureles padaryti. Truputėlį iš storesnių aliuminio vamzdelių, žodžiu, nes čia matot, pirštas lenda. Na, čia jau tokios buvo. Padaryti normalią formą pagal šalia vamzdžių, kad būtų sandarius, užsidarytų, stiklai užsileistų. Žodžiu, visiškai naujas dureles perdarysim, bet čia bus naujam sezonui, kaip sakant. Dabar paliekam taip, kaip yra, vienas perdarytos, kitas dar paliktos tos besilankstančios. Na ir štai vidus. Naujai persiūtos sėdynės. Išklijuota kiliminė danga, tiek grindelės, tiek šonai. Naujas perdažytas skydelis, pakeisti prietaisai. Nes buvo kitokie. Perdažyta panelė irgi baltai. Čia viskas sutvarkyta, sudėta gražiai, niekas dabar nemaišo. Ir valdymui va daug vietos. Seniau buvo šitas pacosas, po to radiatoriaus sklendės toks pat darinėti. Tai jie buvo čia įdėti, dar griūšė čia į šoną, žodžiu. Atsisėsdavai, tai į koją tiek paduodavai ir viskas atsiremdavo, vietos nebūdavo. Dabar viskas gražiai, kompaktiškai sudėta. O, musė įskrido dar.
Biškai nekreipkite dėmesį, traukiu nosį, nes užpuolė slogos. Žodžiu, viskas sutvarkyta, absoliučiai. Viskas pereita, viskas perdaryta, padaryta, sutvarkyta, stiklai išvalyti. Žodžiu, tokia mini restauracija. Čia šiandien išvarant iš angaro, ten prisipyliau žemę, truputėlį pasilyginti prieš keletą dienų. Tai vakar lijo visą naktį, tai biškai prilipo žemė, na, bet čia nuplausime. Na, šiaip toliau viskas gražu. Toks lėktuvėlis. Aišku, viršutinė pusė saulės, kaip sakant, pablukinta spalva. Iš apačios danga atrodo kaip nauja. Bet čia su ją dar skraidyti ir skraidyti. Ai, tiesa, dar vieną smulkmeną. Šitą vamsdelį pakeisim, nes pasikeitė greičio prietaisas. Ten reikėdavo, žodžiu, kad ištrauktų orą ir rodytų greitį. Čia reikia, kad pūstų. Tai mes šitą nuimsim ir įdėsim lenktą tokį paprastą vamsdelį. Ir viskas. Bus galima bandyti. Čia mes iš toliau matysis. Ja, matos. Tikrai pasikeitė kardinaliai visas komfortas viduj, kaip buvo pirmais ir kaip yra dabar. Viskas super. Noriu padėkoti žmonai beje, nes žmona daug pridėjo irgi rankų, padėdama surinkinėti, nesakau, daug ko neišėjo vienam. Reikėjo ir palaikyti, ir atsukti, ir paveršti, kaip sakant. Tad turim naujai atrestauruotą Xaira F. Prikėlėm, kaip sakant, naujam gyvenimui. Galime sėsti vidų, pasižiūrėti. Kągi, sėdėm vidui, dabar vietos, kaip sakiau, daug. Yra pilnumojo valdymai. Kągi, pabandysim mes pakurti. Taip. Paduodam pacuosą. Max kontakt. Nuo propelerio. Ir daug toliau viduj galiu pasakyti, kai įsidėjo kilimai. Kažkaip daug toliau viduj negu būdavo. Variklis dirba super. Dar vienas niuansas. Užsakiau naują gaugę, nežinau dėl ko, temperatūrinė. Kai išėmiau, atsistojo ant 100 ir viskas, ir nebereaguoja jinai. Tai žodžiu, užsakiau naują, turėtų per keletą dienų pareiti. Pakeisim gaugę ir viskas. Čia navigacija mini. Žodžiu, varikliukas dirba super, viskas tvarkoj. Kontūrai veikia. Viskas. Žodžiu, lėktuvas, galima sakyti, pabaigtas. Čia liko smulkmenos, jau ten nefilmausiu. Pareis gaugė, padarysim vamsdelį, pito vamsdelį,
kuris greitį rodys, nes pasikeitė greičių prietaisas, buvo mažiukas, tai įdėjom S didesnį, po to aukštį įdėjom didesnį, buvo mažytis visai, žodžiu, tokie kaip skraidyklėse, tai aš norėjau didesnius, įdėjau didesnius, pasikeitėm spinelę naują, žodžiu, visus jungiklius, jungtukus, įsidėjom akumuliatoriaus voltmetras, žodžiu, rodavo. USB pakrovimą, jeigu reikės telefonai, sakykime, ar dar kažkokiam ausiniam, ar kažką tokio. Na, štai ir viskas. Toks atrestauravimas mano. Na, kaip buvo ir dabar, tai kaip žmona sako, dabar atrodo kaip saldainiukas. Na, kaip buvo, tai taip, tikrai taip ir yra, taip atrodo. Ten stovi 115 klasės. Galima sakyti, prie šito darbai baigti. Ten dar pusdienis viską padaryti ir bus baigta pilnumoj. Na, patop, per žiemą eisim toliau, kai bus laisvesnio laiko krapštytis prie šito projektėlio. Bus kitas video, jau stabdžiai uždėti, vairalasdė, na, žodžiu. Čia bus kitas video, visai kita tema, bet jau yra padaryta biškį jam irgi. Čia turim skraidyklės, abidvi su sparnais, viena pilnam komplekte, šita be variklio. Abidvi yra iš Anglijos. Ten žinau tikrai, kad yra Pegasas, čia nežinau kokia. Žodžiu, ta be variklio, aišku, reikia čia viską įsiplauti, įsivalyti, pridėti truputėlį ranko. Bakas yra, radiatoriai, viskas. Pasidažinėti, pasitvarkinėti. Sparnas taip pat yra. Žodžiu, parduodamos abidvi. Čia yra Pegasas. Stovi 447 Rotoksas. Kiek žinau, irgi neseniai darytas kapitalinis remontas, tai variklis dar tarnaus ilgai. Irgi reikia, aišku, apsivalyti, apsiplauti. Prietaisai visi čia yra, kas buvo. Greitis, aukštis, variometras, temperatūra ir apsukos. Yra dar batukai, tik nuimti, sparnas kaba ten jo. Žodžiu, irgi parduodamas. Tai va, šitas dvi skraidyklės yra parduodamas. Jeigu ką domina, kreipkitės, duosiu telefono numerį, pasiskambinsit, pašnekėsit, nes čia yra mano tėvuko, čia ne mano. Tai stovi jos pas mane, kad būtų sausai angarė. Ten 115 klasės. Sparniukai, kas nematės, na, o čia visas bardakas, kur eisim tvarkytis, nes viskas buvo sutemta iš garažo. Žodžiu, eisim tvarkytis, viską suvarinėsim atgal. Ir viskas, toks video hebrytė, ir sekantis video bus, kaip sakiau, gal rytoj padarysiu, papasakosiu apie organizuojamą sąskrydžiuką, sezono uždarimą, gal galima tai pasakyti, naujo tako išbandymas, kas nebuvot. Ten va yra mano pakilimo takas, žodžiu, 350 metrų. Na, bet čia padarysiu sekantį video, grinai apie ką mes čia planuojam daryti. O su mano X Sairu kol kas tiek ir baigiam restauracijos darbus.
bus kiti video, kai bus skraidoma. Visiems gero savaitgalio ir iki pasimatymo kitose video.